realiai bus tarpai, kur vandens pasipildyti, ar geriau turėti, kiek turėti? Šalia mūšą. Ai, dabar galvo, ar ten kokių, plat, mes... Nu tai ką, visi sveiki atvykę į antrą gimtadienišką žygį. Be 5 minučių Janinos. Jo, nes pats žygis ten arčiau Joninių. Ir iš tikrųjų sakė mama, kad vienas iš variantų buvo mane pavadinti Janina, bet mama sakė, ne, jokių Janinų nebus. Močiutė mano Janina, tai užtenka vienos Janinos. Tai va, tai paprastai, šiaip neturiu įgūdžio švęsti savo gimtadienius, pagalvojau, nes tokių įdomių, labai gražių laikų, bet tokių įdomių, birželis, realiai visada mokykloje ar kur, visi išsivažinėja, visi atostogauja, nieko aplinkui nelieka ir lieki švęsti, viena. Įgūdžio švęsti gimtadienį neturiu, todėl dažniausiai, nežinau, paskutinius 3 metus tai iš viso į užsienį kažkur raunam, pats geriausias formatas, bet šiais metais nusprendėm likti čia ir buvo labai gera, Andželos toksai maždaug, o tai kodėl mes Ingridos gimtadienio nešvenčiam? Aš taip, ole rimtai, ta prasme, būsim Lietuvoje ir kažkaip, o kodėl ne pašventus? Tai va, tai viskas taip fainai susidėliojo, aš supratau, kad, vėlgi sakau, galvojau, gerai, pasiūlysiu chebrai, suprantu, kad ilgas savaitgalis Joninės, kad gal daug kas negalės, bet faina, kad mūsų tiek, dar keli prisijungs prie Joniškėlio dvaro, tai orą išmanifestavau. Kažkaip su Dainiu važiuojam ir sakom, kažkaip mums su tuo oru, kažkokį batą turi, sakyk, ką nori. Jo, sakyk, ką nori, bet kažkas yra, kažkaip čia mums yra pavykę. Tai va, tai laukia faina diena, laukia turbūt apie tos 23 kilometrus, žiūrėsim, aišku, kiek mums čia gyvai gausis. Žygiuosim aplink mūšą, irgi taip juokas, jokais turbūt, žinai, nepalei upę žygiuoti nebemokam. Nes arba Dubysas, žinai, dabar va mūšą, kažkaip kitaip jau mums nebesigauna, žinai. Šiaip nėra varianto, bet jis visada yra. Pakeliu per upelis 4 paeisim, tai gal šiaip jo, po to lietaus klausimas, kokie upeliai pakeliui bus. Gal ten, žinok, bus reikalų ir taip. Jo, matysim ir taip. Tai jo, tai keliausim abipus mūšos, aišku, Dainius geriau šitos, čia jau ne kartą yra žygiavęs, tai čia, sakau, aprodys, čia savo valdas, jisai yra žiemgalis, čia yra žiemgaliai gyvena, tai va, apžiūrėsim, kurie čia gyvena. Susitikom Švobiškį, tokia, sakau, va, graži šita bažnytėlė, čia kažkam ir užsiminau, kad realiai čia tas toksai evangelikų reformatų bendruomenė, čia šitam kampe nuo seno ir stipri, tai va čia yra evangelikų reformatų bažnyčia nuo 1700, va šita būtent mūrinė pastatyta kažkada ten į pabaigą to amžiaus, tai ta prasme skaičiuoja pakankamai daug metų. Ir taip, miestelis yra prie mūšos, tai kadangi mūsų žygis palei mūšą, tai mums čia strategiškai viskas labai palanku. Tai va, tai turbūt dabar ir keliausim pirmą pasisveikinti su mūša. Išjudam. Žygis gimtadieniškai abipus mūšos. Ingridos gimtadienis skirtas žygis. Tai šiemet masinis mano 18 žygis, iš jų 7 apsidairyk aplink. Dabar keliaujam pasisveikinti su upė mūša. Putų fabrikėlis, žinai, geras prigamintas. Ne, čia buvo praeinama. Kas čia tokie? Mes. Šeima. Va, palei mūšą, palei, net nežinau, kas čia. Miežiai, ne miežiai čia, kas čia pastadinti tokie, palaukiam einam. O čia yra šitas tiltas ir čia yra siaurojo geležinkelio, originaliai tai čia yra siaurojo geležinkelio tiltas. Kažkada čia važinėjo siaurukas, buvo viena iš atšakų, nuo Joniškėlio iki Žymelio, jeigu neklystu. Ir, realiai tai yra, iš tikrųjų, ir kultūros paveldo objektas, ir toks, mūsų lietuviškos, nežinau, ten kelių transporto, technikos, inžinerijos, toksai, geras, gražus pavyzdys.
Nestatytas jisai yra per antrą pasaulinį karą 44 metais pradėtas statyti ir realiai jį pabaigė jau vokiečių tuo metu, tuo laiku čia buvo vokiečių valdžia, tai vokiečių valdžia pasitelkusių rusų karo belaisvius šitą tiltą pabaigė statyti ir realiai išskirtinis, aišku, kad yra nerealios kokybės gelžbetonis, iš tikrųjų jis yra iki šiol yra puikios kokybės išlikęs, autentiškas, originalus, toks, koks buvo pastatytas. Siaurukas irgi turbūt kaip visi žinom, kad siaurukai ypač buvo labai eksploatuojami Smetonos, tarpukario laiku, bet realiai dar ir pokariu čia šita linija veikia, nesu tikra, kažkaip neužmačiau iki kelintų metų čia važinėjo siaurukai. Nu ir paskui buvo demontuota ir pritaikyta automobilių eismui. Ir va tas kelias nuo Joniškelio iki čia, tai net ir tuo keliu asfaltu, kai važiavam, tai ir Dainius ir sako, mes realiai važiuojam siauruko trasa. Nuimti bėgiai, padarytas kelias ir tasa šito tilto. O kas dar atsimenat, prieš kokį 10, gal 12 metų buvo tokia Tele2 reklama, kur nuo tilto tokius, gigabaitus tokius meta į upę. Čia buvo gigabaitus rimtai? GB tokios eilės padarytas. Aš neatsimenu. Jo, ir juos meta. Nuo šito? Jo, nuo to tilto, čia buvo ta reklama nufilmuota. Tai mes realiai kadangi mūsų kryptis yra Joniškelis, tai mes važiavom automobiliu, dabar mes eisim pešiam dar kartelį ant jo. Lipsim ir pereisim. Ką tikėjom palei bulvės, dabar jau tos bulvės ten apačioj paliko, einam ant Švobiškio tilto. Atsimeni jau, kai lydeką čia matom kokią virš metrą čia tam šone. Ten nevyko dar viena yra. Radom biškį ir purvyno, kad per daug neatsipalaiduoti. O, atvaro pasisveikinti. Ralio, karvytės, ralio. Nori tokių? Nieks nenori. Nebepirko įstami. Na, taip, ne? Sakykit, labas rytas, mokiniai. O, pakas ir tos daugiau valgė praeitam žygį. Nu, atėjo, žiūrėk, čia kai stovi ragai, kai tauras jau koks būtų. O ta, o šitą tiek. Ten ta balta irgi už nugaros. Žiūrėk, pasikabinu za kažką ant rankų. Ten toliau žiūrėk vien žemyn ragis, kits aukštyn kur atsisuka. Ten va toli irgi. Na ir kaipgi čia eina per tos tešlynus. Čia tai nesieina, čia matau. Vietka, nu pataupyk batus vaiks.
Nepamiršk, kad krikštynos vakare. Šiaip po tą pusę galite eit gražiai prasieina čia. Va, kaip toliau bus, tai nežinau. O, žiūrėkit, kaip parbėga karvės visą. Saka, da, nenutraukit piemens, nes saka, mėgstat jūs nutraukt praeidam. Nu, diena kaime tęsiasi. Avytės. Oi, čia tas koks alfa vienas. Tik nesusišakavęs šiandien. Nu. Važiuoji kirpėją. Nu, kaip pirmieji kilometrai. Puikiai, oras puikus, kompanija gera. Kaip bus toliau matysim. Dabar einam į Joniškėlę prie dvarą. Ir aš bėgu vėl. Privalusis tu. Kas laimės, viskas atsakyta ant sienos. Kas šiandien laimės? Va čia atsakymas. Jaunimas dar ateina. Tiek daug kauniečių. Geriausia foto senelė čia, žinokit, realiai. Super. Nenulaužti eksponato. Nu, Elmes. Nu, jubiliatė prieky važiuos rodys kelią. Oh my god. Oba. Reikia užmesti. Čia atsisukit, ponia. O jes jau. Kiekvienas turi savo gimtadienio, žinai. Taip. Žirgo, gimtadienį. Transporto priemonė. Einam pas ją jau. Einam, dabar einam tokį numerą pasiėmė. Padarom tada bendrą savo. Trauktą. Neįlipti nieką šį kalbą. Tu sako, nu jau pagyvenęs gal. Rimai nelip. Ingrida varyk. Rimutį nelip. Ingrida, tu ten viršaus, o tu Rimutį ramiai čia stovi. Vaiks turbūt pasilina. Nu, visi. O, puikiai. Puikioji. Nu, susikai. Dabar sakyk, kada spausą. Nu, spaudžiu. Ramutė. 1, 2, 3, spaudžiu, pozuokit. Ačiū. Ačiū. Nu ką, biški brisim. Matau, prieky nebepraeisim ten, žinau. Tėtė vaiką paskandint veda. O gal praeisim? Nėra nepraėję, bet čia šiandien važiuota, kad šiek tiek nutaškyta. Akvalangą nepasimė Vicką. Neklauža. Kokį vaiką įsivaikino. Dar nežinojom visi tavo bajerį. Labai džiaugiasi.
Jo, kavos aparatas ten iš kampo yra. Čia krūmeliai kaip žydė. O kaip dar žydė? O kiek dar žydė? Naginiškėlio dvaras. Į tėviškę atėjom. Nu, kokie 7 kilai įveikti. Einam link mūšos. Kol kas nuotaikas geras. Ilgas pasivaikščiojimas kol kas. Nu, aplankėm Karpių dvarą. Praėjom pro parką nepjauto. Joniškėlio seniūnijai gėda už tai. Jau tikrai. Nes šiemet dar nešienauta. Nu, pasibaigė keliukai. Dabar jau nebeisim keliukai. Dabar biškį prigazdina, sakė bus bekelės, plauksim per upelius. Visai nedidelė čia pažalė. Žemynės ir pavadinėje vasarinė. Ai, nu jo, jie vardą kitą. Koks sezonas pagal jį ir vadina. Vasarinė pukinė bus. Vasarinė pukinė. Ponia. Pas mane yra? Ne. Ką? Tai nėra. Ne, jau čia tokia nebuvo pas mane. Tai užsirodė. A, jau gal Va, dar vieną žiūrėk. Va, šitą tai tavo žiūrėk. Ne, nu čia gražiai. Tai gerai nukrito. O kur žvejys dingo? Va ten eikit. Atsiradau praradimo vietą jaučiu. Bet tu tai gerai. Kur šeima ten pasimė? Jo, šeima kažkur. Tai vaikas tvarko, tu turėtų gerai stebėti. Virtuvėnų yra, rekyvas yra. Nu, kitą laiką. Va, upelis apačioju matas. Normaliai. Puobukas. Taip. O ką barzdotas? Man tai yra 100% galimybė susitikti. Aha, ir stovėjau. O jeigu būtų stovėjus, tai Upelis įveiktas pirmas. Vilniaus rajonas yra nebuvo dar. Tai aš jau jokiausi, sakau, reikia jau skaityti instrukciją, kaip elgtis. Kaip elgtis, ką daryti pamačius, kur raportuoti. Tai... O, dindėlėnai. Peržengtas ir iškart įdingęs. Visos procedūros kartu. Vieną paskui kitą. Ką būtų 100%, kaip sako. O kurgi Dainius? Ogi Dainius ten. Tai kur įdomiau eiti? Keliu ir be kelio? Aišku, kad be kelio. Vasaragi nebaisu, nei sušlapt niek. O, traktoriukas buvo apminęs.
Nu, normaliai, prilika. Laiko pabandžiau. Paskutinė minutė įsižergė. Aš tai būčiau tiesiai varęs. Žagarinė ir ragupis. Ragupis. Bus zašibys. Ir ketvirtas tada bus paskutinis, tas pats didžiausias, tuoj pasakysiu. Na. Tuoj. Raguva. Ne, bus plautupis. Čia kažkas fantazijos biškai neturėjo. Bet visas ne plautupis, bet trumpoji. Plautupis. Upė. O, kažkoks, nežinau, šeivamedis čia, ne, Dainiau? O, koks gražus. Čia mačiau renka, arbatas daro iš tų šeivamedžio žiedų. Žiūrėkit, lelijos, bet nesimatys per kamerą iš taip toli. Beveik nedidelės tos. Nu, eikit. Braukite, ne? Beveik nedidelis rapsas. Geras, nu, sulig. Va, lazdas gali pasidėti ant viršų. Nu, pramynėt kelią, jau galiu eiti. Braunamės pagal rapsą, iš tos pusės mūšą. Vaikinai, man atrodo, jums reikia pasistumti ratą. Tai be abejo. Mes galim, žinok, padidinti tempą. Gan spėriai. Nieka čia tų žolių nėra. Tik atrodo taip. Nu, ateinam prie dar rimtesnės atkarpėlės. Leisimės dabar. Matai, kad mes nepasižaidėm tave. Čia, bet tai jau žemuogių lapų yra. Kiek ten žydi žemuogių? Ten, žinok, Aš vadairiausi. Kibirais. Kur žemuogės? Tai va, žinok, ten, matai, nes ten pievos nedirbamos. tos lankos, viskas natūralu ir tu turi tam Nu, kaip jauties? Puikiai. Taip. Nu jo, čia ta. Ten sunkioji, o čia jau... Čia jau nieko. Žiūrėk, jau Dainiaus beveik nesimato realiai. Vyrai pirmi galėtų eiti. Hei, ho! Vyrai galėtų praeiti. Va, praleidžiam Rolandą, Rolandą žiūrėk, varo jau. biškį ant damoms kelio. Nu, iš čia tai vandens nesimato, kaip nori taip sakyti. Va taip va nebe. Nu, tokiam upeliukė. Nu, susitraukiai kažko. Iki pažastų tik žolytės. Einam per lietuviškasias džiunglės. Kaip fainai, prašau. Jau aš ir pasigulbinau kažkokiu būdu.
Ai, kažkur vis tiek prakaliau? Ai, ranką, galvau, oi. Gerai, atrado. Jo, kolektyvas greitai. Nu, vaikiukai biški užsirovėt, nesitikėjot. Bet tai smagu ir jiem. Klupu ir užlipu. O ten matosi upelis, saulės nušviestas. Oi, tai kaip gerai, visi matosi. Duokit ranką. Nu, čia Ramučiuk duok ranką. Opa, ačiū. Bus buldozeris pastumęs iš galo. Gaila būtų, jeigu visus nuverstum. Jutiutė, užlipai. Nu, vaikai, įdomu? Ar per prievartą? Nu va, įdomybių biški. O kągi reiškia tokie susibūrimai? Reiškia, kad kliūtis kažkokia yra. Jau leidžiamės gilyn. Atsargiai, kad... Kliūvančios. Trumpai. Tadai tą pagalį po apkabinę žuvai. Na, man irgi užkliau. Garsas pakankamai padorus buvo, tai nebuvo didelių kritimų. O, čia normalus upelis. Gražus vandenukas, skaidrus. Nu, atranka aukštyn liepsnelį. Eikim atgal to pačiu keliu. Čia koja dėti, kaip matai. Nu, atranka, jeigu reikia. Didelis op. Op, ir aukštyn. Svarbu neliesti yra, kad žmogaus kvapas nepersiduotų jam. Kol prisiskiniau šeivamedžio žiedų arbatai, beveik visi pradinga. Sūnus ir tas buvo dingęs. O sūnui buvau lasdas davęs pasaugot, kad puoliau ieškoti lazdų, užsimiršęs.
Va, dabar jau baigiam pasiryti. Nu, sūnau, tėvui vos infarktą neįvarė, kapoliau ieškoti savo lazdų. O kad daviau pasaugoti, tai užmiršau. Nešė velnės akmenį ir gaidžiai užgėdojo. Ir numetė. Jis sudaužė akmenį. Viskas ir sudaužė akmeniuką. O, koks atskilęs. Geras, toks gražuolis. Ką, išvada gero. Dar vienas upelis. Jau visą kelną. Nu, šuniukai, kur tu varysi? Kur tu varysi? Ten giluoja, reikia kažkur sakė eiti. Va ten sakė, rodė taip. Ne, aš pritrupiau, atsargiai šokna. Šeivamedis. Labai dabar jums jie geriausiai mato. Atėsi aukštyn varom. Jo, opa, ačiū. Va, Rolandas kerta. Tai aišku. Kas čia tokia po miško? Blaškos. Houston, I have a problem. Užimta mūsų vietą Skalių kalną. Nu kągi. Matom, kas atskridis kažkoks. Palapinė miestelis. Tilpsim visi. Teks dalintis vietą. Atgal. Susiklostė, čia yra... Kaip vadinasi? Skalių skala, tai skala granitą tą patį, dolomitą, ta prasme, skala vadinasi. Kapučių papiriukai tas tankė skala. Ką daryti? Aš tau sakiau. Niekas tavęs nelabai klausia, niekas tavęs nelabai klausia, rimučiukai. Čia kažkaip kojos. Pietus. Žiūrėkit, stirna, va. Matom. Aš prieš tai, matau, va čia. Tai ir vaikutis turėtų būti kažkur šalia. Ir vėl bembis, ane? Jo. Bet kas mielumas to bembio? Jo, bet ir man toks, mama, greičiau grįžtų. Tai gerai. Iki 25 žmonių. Iki pusės tiltą, kad dabar nelystumėm į Pakruojo rajoną. Taip. Va ten va kitą atodangą, kur matysim, jinai žemesnė, bet ir ilgesnė. Ateik Excel pasidaryti. Ne, tai darbo tiekų saulėti yra ir tuos žimbrynus išvalyti. Irgi yra, kaip aš Bet čia va keli metai, va užėk, kiek pavyzdžiui, ant kalno, žinai, Labūno, mano tėvai. Nu, tai irgi visa pakalnė, va tokia čia. Tai kaimynai, žinai, per kiek metų irgi, žinok, tą kelią, eini pavėsinės, visi ką. Va, kokia ta mūša, ten nuskrenda kažkoks garnys. Va, antras garnys iš medžio pakilo. O gal įsitrauksim, o gal norėsim. Jo, akmuo, o čia pilkasis garnys nuskrenda.
Bus pienas šiandien skanesnis. Tadelė čia būtų. Kas čia dar? Ėjom ir priėjom prie Dvariukų užtvankos. Čia skaitas Dvariukų tvenkinys, patvenkta mūša. Tai va čia atvažiuodom maudytis, nuo tų šokinėdavom, čia jau niekad dugno nepasiekdavom. Eik, čia be šansų. Į tą pusę, žinai, čia šokinėdavom, bet niekad neatsiekdavom. Aš tenai, va, kelis kartus maudęs esu. Ten kažkada esu bandęs žvejot, praknisu kelis dugninės tas sistemikės, vieni kelmai. Nu, per vieną čia per apačią purkš. Nu, va, čia kažką. Čia būdavo užvirintas pagalys, kažkoks to praeidavo, žiūri, nebėr nie. Būdavo? Nu, užvirinta, kad tipo neįt. Bet tai dabar jau nieko Ne, nebėr. galima, čia turi purkšti. Galim pakelt. Tai jau reikia pabaigti eiti, jau visieną. Nusižengta, tai nusižengta. Nu, čia per vidurį giliau biš bus. Nu jo. Labai jau gražios spalvos, matosi, nuotraukas reikia daryti. Jo, tas taksi. Nu, aplankėm Dvariukų užtvanką, persikėlėm į kitą mūšos pusę ir dabar pamūšiais jau sukam atgal link Špokiškio. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Seka žygiai ramina. Ramaniukai, pažiūrėkim, kiek čia mes nuėjom. Kiek mes nuėjom, 18,5 beveik. Kur nuotaikos? Nu, gana tai žvirkeliais. Grįžom į prastinį kelią.
Einam Kviečių pakraščiu. Šalia mūšos. Bet ta mūša nuo tų Kviečio lauką nelabai skirias. Pasižiūrėkit, kiek užaugo. Kada šienapjūtė mūšoj? Melda pjūtė. Ne čia meldai. Pavasarį kilė duonėsis praeina gražiai atrodo. Palauk, paruošim vietą. Nes ten šiaip tikrai negyvu, ten gali greitai koją padėti. Ir čia, žinok, lygiai taip pat gali Ingrida. Aš vieną koją sušuopu, bet aš kaip gera dabar. Nu, pat man tas tinkliuks iš karto. Nu, vienas akmenėlis, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas. Atsargiai negaliu paleisti. Nu, dabar biškį sukilimą reikia, jau perlipam upelį lengvai. Nereik, kaip sako, pripras lengvai. Na. Niekas nesakė, kad bus lengva. O pas Dainių esat turėję lengvą žygį? Aš vienas Bobiuose turbūt tas, kur buvo. Ne apie lengvumą, kad paliko daugiau greičių, tuo jisai greitis didesnis. Ir geriausia atsimena, kuo daugiau sunkumų, tuo labiau žmonės atsimena. Nu va, kitoj mūšos pusėj Skalių kalnas. Nežinau, kiek matysis per kamerą, bet kur mes ten buvom prieš tai. Mes vačiavo už to miškelio plakavą. Nu va, kokias pievas gražias, švaitai. Mūšo į keliauninkų iš kažkur čia. Iš kur čia tų keliauninkų dabar? Niurkti. O, nu ir turėjau būtinai užsirauti ant tokio. Nepasijaustumėt patogiai, reikia pereiti vieną tokį įdubą, rėvą Su upelio, kuris įteka į mūšą. Ar reik vienos vazdos? Ką? Vienos vazdos reik? Kažko šypsenų nebėra. Švobiškio senkapis. Oho, nežinojau tokį. Nu ką, baigiam pareiti, 23,5 km įveikta. Jau baigiam apeiti, jau Švobiškio kaimo ribose esam. Ir bus Ingridos žygis įveiktas. Rodo 23,3. Nu, žygis įveiktas. 24,5 km. Tai va, Ingridos gimtadieninis. Šauniai. Pabaigtas. Šauniai paminėtas. Kur tai jubiliatė?
Jau tas 20,8. Kažkas mažiau rodo pastoviai. Deginsim šitam lauže. Neleido į mūšą išmest vainikėlio. Perkalbėjo. Kaip aš negali gert, reikia čia žinok. Taip.